atsitikimą arba nelaimingą įvykį, jinai žino ir kalba apie Dievo apvaizdą, apie Dievo vedimą. Ir aš irgi norėčiau pakalbėti šiandien trumpai apie Dievo vedimą. Atsimint, apaštalas Paulius, kai jis buvo įkalintas Romoje, jis tam tikrą laiką praleido kalėjime ir iš ten jis rašė laiškus. Ir laiške Filipiečiams aš paskaitysiu keletą eilučių, tiesiog 3 eilutės, pirmas skyrius laiškas Filipiečiams. Paskaitysiu 12, 13 ir 14 eilutę. Čia rašo apaštalas Paulius broliams, kurie gyveno Filipuose. Broliai, aš noriu, kad jūs žinotumėte, jog mano būklė pasitarnavo Evangelijos plitimui. Mat mano kalinimas dėl Kristaus išgarsėjo visame Pretorijoje ir tarp visų kitų. Ir daugumas brolių viešpatie, mano pančių paakinti, imasi daug drąsiau be baimės skelbti žodį. Iš tikrųjų, atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad viskas blogai, kad apaštalas Dievo pasiuntinys yra įkalintas, kad jam surištos rankos, kojas, nes jis negali vaikščioti, negali keliauti taip, kaip jis dar anksčiau keliaudavo, negali skelbti Dievo žodį, bet ir iš ten jis sugebėjo padaryti didelį Dievo darbą. Jis rašė laiškus ir ne tik jis padarė tą darbą, bet žmonės, kurie pamatė, kaip jis elgėsi ir koks jis yra, kaip jis pasitikė viešpačiu, ėmėsi irgi skelbti Dievo žodį visoje Romos imperijoje. Taigi viskas, kas atsitinka pagal Dievo planą. Dievas valdo viską. Viskas, ką mes matom, turim, kas atsitinka su mumis, viskas pagal Dievo planą. Nuo pasaulio pradžios, netgi prieš pasaulio pradžią, aš sakyčiau, prieš laiko pradžią, Dievas jau turėjo planą. Ir jis suskaičiavo kiekvieną sekundę, jis suskaičiavo netgi kiekvieną žmogaus plauką. Ir nuo tada jis nuosekliai laikosi savo plano. Ir ką jis padarė tada, tai buvo planavimas. Ką jis daro dabar, kiekvieną dieną mūsų gyvenime, tai yra Dievo apvaizda, Dievo vedimas. Jos pasakė apvaizda ir čia yra teisingas žodis, ne? Nes aš galvoju vedimas, ar kaip pasakyti, rusiškai yra pромысл Божий, провидение Божие. Ir Dievo apvaizda, aišku, liečia ne tik didelius dalykus, vyksta karai, vyksta, nežinau, imperijos keičia vieną kitą, žemės drebėjimai, kažkokie potviniai, formuojasi naujos žemės, naujos šalis atsirado, viskas tai pagal Dievo planą, bet taip pat Dievo apvaizda paliečia ir pačius mažiausius dalykus. Apaštalas, ne apaštalas, o evangelistas Matas pasakė, kad ar ne 2 žvirbliai parduodami už skatiką ir ne vienas iš jų nenukrinta žemėn be Dievo valios. Taigi, Dievas žino kiekvieno mažo paukštelio likimą. Ir toliau tam buvo parašyta tokia eilutė, kad tokie žodžiai buvo pasakyti, kad netgi ir jūsų pačių visi plaukai suskaičiuoti. Mes kartais prarandame kažkokius dalykus. Ten vieni žmonės praranda telefonus, kiti ten piniginės, kažkas gal praranda dar kažką, pameta. Bet ar mes mąstėme, kiek, tarkim, plaukų mes prarandam per dieną? Arba ar mąstėme, kad kai kurie dažnai mąsto, kai kurie mažiau, bet šiaip, jeigu žmogų paklausti, ar mąstai tu apie plaukus, jis pasakys, žmogus pasakytų, ne plaukas, vienas plaukelis, kitas plaukelis, kai jų jau yra mažiau, tada galbūt žmonės susimąsto, bet kiekvienas plaukas yra suskaičiuotas Dievu ir tai irgi yra Dievo planas. Kai žmonės praranda plaukus, tai yra Dievo planas ir tai yra Dievo šlovė. Taigi, yra puikus pavyzdys aš paėmiau kaip pavyzdį
Esteros knygą ir istoriją apie Juozapą. Pačioje Esteros knygoje Dievo vardas praktiškai neminimas. Kaip? Paslėptas. Jo, neminimas. Mes jo negirdim. Nėra Dievas, 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 Dievas padarė, Dievas nusprendė, Dievas atsiuntė, Dievas pasakė, nurodė. Ten tokio nėra. Ten tiesiog kaip iš pirmo žvilgsnio galima pamastyti, kad čia istorinė knyga. Jinai yra istorinė, bet iš tikrųjų Dievo ranka ten jaučiasi per visą tos knygos ilgį. Nuo pat pradžių iki pačios pabaigos. Prisiminkime, kad karalius Ahasferas, kuris tuo metu karaliavo, negalėjo užmigti. Kaip taip atsitinka, kad jis negalėjo užmigti? Galbūt jis turėjo kažkokių rūpesčių, gal jam kažkas trukdo, bet jo lova buvo pati geriausia visoje karalystėje, aišku, pati patogiausia. Jis turėjo labai gerai miegoti ir iš tikrųjų jis miegojo, ilsėjosi, bet tą naktį jis negalėjo užmigti. Kažkodėl jis sugalvojo, kad jam atneštų knygą, kur parašyta visi jo karalystės darbai ir žmonės, kurie padarė tos darbus. Kažkodėl jis atvertė tą puslapį, kur buvo užrašytas Mordechėjos vardas, nežinau, lietuviškai Mordechėjos vardas. Kažkodėl jis pamatė, kad už tai, ką padarė Mordechėjas, o jis, galima sakyti, išgelbėjo jam gyvybę, nes prieš jį pakelė ranką jo tarnai ir jis galėjo būti nužudytas, bet jis laiku pranešė ir to išgelbėjo jo gyvybę. Kažkodėl jis pamatė, kad už tai jam nieko nebuvo duota, niekaip nebuvo atlyginta. Ir tada jis pašaukė, tą pačią naktį pašaukė žmogų ir tarną savo ir paklausė, ką reikia padaryti tam žmogui, kuris išgelbėjo karaliui gyvybę. Ir toliau mes visi žinom, kas buvo, reikia pasodinti arklio ir pavedžioti po miestą, kad visi žmonės matytų, ten aprengti karaliaus rūbus, kad visi matytų ir šlovintų tą žmogų, nes jis padarė iš tikrųjų gerą dalyką, išgelbėjo karaliaus gyvybę. Bet kaip tik viskas stebuklingai atsitiko, kad jis būtent tą naktį negalėjo užmigti ir viskas taip atsitiko, o privedė viskas prie to, kad Hamano pikto žmogaus planas buvo sužlugdytas. Jis norėjo nužudyti visus žydus, o jeigu jis tai būtų padaręs, tai mūsų čia tikrai nebūtų, nes jeigu jis būtų nužudęs visus žydus, Jėzaus nebūtų ir nebūtų nieko. Jėzus aišku būtų, bet nebūtų taip kaip dabar. Taigi atrodo, kad čia atsitiktinumas, bet iš tikrųjų tai yra puikus pavyzdys Dievo plano. Kitas pavyzdys yra patarlė, nuostabi patarlė, kad patarlių 21 skyrius, pirma eilutė, kad skaičiau rusiškai, bet lietuviškai aš savo žodžiais pasakysiu, kad netgi karaliaus širdis yra Dievo rankoje ir jis valdo širdį taip, kaip jis valdo tekančias upės. Ta prasme, kiekvienas karalius vis tiek paklūsta Dievui ir veikia pagal Dievo planą. Jeigu netgi jis ir nedaro to, ką nori Dievas, vis tiek išeina viskas pagal Dievo planą. Ir tada mes prisiminom tą eilutę, nuostabi eilutė iš Romiečių 8:28, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Aš dar pakartosiu tą eilutę keletą kartų galbūt. Jeigu mes atversim pradžios knygą 37 skyrių, tai ten bus istorija apie Juozapą. Mes visi irgi puikiai žinom tą istoriją apie Juozapą, pradžios 37 skyrius. Mes žinome, kas buvo prieš tai, kas buvo po to, kaip viskas išėjo. Iš pirmo žvilgsnio irgi gali atrodyti, kad atsitiko nelaimė. Tiesiog broliai norėjo nužudyti Juozapą, paskui Rubenas, vienas iš brolių, išgelbėjo jį, pasakė, nežudykit jo, davai parduokim, gal mums parduoti jį geriau, tada pasipelnysim ir bus nauda iš to. Ir jie pardavė izmaelitams, žmonėms, pirkliams, kurie ėjo tuo keliu ir pardavė į vergystę. Bet irgi galima žvelgti porą vietų toj istorijai. Tėvas pasiuntė
Juozapo pažiūrėti, kaip jie gano, kaip broliai gano avis. Ir 14 eilutė. Eik, pažiūrėk, kaip tavo broliams ten sekasi. Ir parėjęs pranešk man. Taigi tėvas išsiuntė Juozapą iš Hebrono slėnio į Sichemą, nes jis galvojo, kad Sicheme broliai gano avis, gano gyvulius. Ir aišku, Juozapas nuėjo į Sichemą ir bandė atrasti savo brolius, bet jis kažkodėl negalėjo atrasti. Ar čia sutapimas kažkoks, ar čia atsitiktinumas. Bet jis pamatė vieną žmogų. Kai jis bandė surasti tos brolius, jis sutiko vieną žmogų. Neparašyta, koks jo vardas, nieko neparašyta, bet jis yra gana svarbus veikėjas šitoje istorijoje, 15 eilutė. Vienas vyras sutiko Juozapą, beklaidžiuojantį lauke ir paklausė, ko ieškai? Atrodo irgi atsitiktinumas, tiesiog jis pamatė kažkokį vyrą, bet tas vyras jam rūpėjo, jis priėjo prie Juozapo, paklausė, ką tu čia darai, kodėl tu čia klaidžioji laukose ir ieškai kažko, ko ieškai? Brolių. Jis pasakė, aš mačiau tavo brolius, jis netgi ne tik matė brolius, bet jis išgirdo, ką jie pasakė, eikime į Dotaną, rusiškai Dotaną, eikime į Dotaną, ir ten ganykime avis. Taigi Juozapas nuėjo į tą vietą ir surado brolius. Jie pamatė iš tolo visi artinti Juozapą ir pasakė, tada jie sugalvojo nužudyti. Kai viskas išėjo, mes toliau žinom, nes Juozapas pateko į nelaisvę pas Potifarą, paskui jis tapo vienas iš pagrindinių Egipto valdovų patarėjų, o paskui jis tapo antras po faraono žmogus Egipte. Ir kai Izraelė atsitiko badas, kai žmonės neturėjo ką valgyti, visi, aišku, atėjo į Egiptą prašyti pagalbos. Ir galų gale atsitiko taip, kad jis turėjo būti nužudytas, bet iš tikrųjų jis išgelbėjo visą tautą. Ir vėlgi tauta išgyveno. Ir vėlgi mes sėdim čia, nes tauta išgyveno, nes Dievas padarė kaip geriausiai. Ir pradžios 50 skyriui, 20 eilutė parašyta, kad jūs man norėjote blogo, bet Dievas visą tai pavertė į gerą. Taigi, čia sako Juozapas broliams, jau paskui. Sako, jis atleido broliams ir pasako, kad jūs man norėjote padaryti blogą, o Dievas viską taip pavertė, kad išėjo į gerą. Dabar apie istorijas, kurias kalbėjau. Aš tiesiog radau porą istorijų internete ir aš seniai radau, kažkada seniai, ne vakar, o kažkada seniai, bet prisiminiau ir atradau ir pagalvojau, kad būtų gerai parodyti, kaip praktiškai veikia Dievo apvaizda. Žmonės gali nenumatyti visų įvykių, kas lauks jų. Žmonės gali nežinoti, kas bus rytoj. Žmonės netgi negali žinoti, kas bus po sekundės, bet Dievas žino viską, nes jis viską sukūrė, jis suplanavo, jis yra visatos kūrėjas ir aišku, jis valdo visatą geriausiai, nes jis sukūrė tą dalyką. Vienas tarnautojas, kai buvo persekiojamas krikščionis, pasislėpė sandėlyje ir nuo savo persekiojimo. Galbūt jūs girdėjote keletą iš tų istorijų, bet aš pakartosiu. Vienas tarnautojas pasislėpė sandėlyje ir bandė išsigelbėti nuo persekiojimo. Ir kadangi jis negalėjo iš ten išeiti, jis išbuvo ten ilgą laiką ir jis neturėjo ką valgyti. Bet aš nežinau, ar tai yra tiesa, ar tai yra tiesiog graži pasaka, bet ten buvo pasakyta, kad kiekvieną dieną ateidavo vištytė, maža višta, ir dedavo kiaušinius. Būtent į tą vietą, kur jis pasislėpė sandėly, kur buvo daug šieno ir viso kito. Ir jis valgė tos kiaušinius. Ir taip išgyveno, kol tie persekiotojai galų gale neatrado jo ir nuėjo, pasišalino. Visi dauguma žino Džonas Newtonas. Jis parašė daug gražių giesmių, kur mes giedam, kaip jo malonė Dievo ir daug kitų. Ir jis iš pradžių, ar žinot, kas jis buvo? Tikriausiai žinot. Kaip? Vergų pirklys. Jo, jis buvo vergų pirklys. Jis pirkdavo žmonės ir parduodavo vergystę ir tai buvo jo verslas. Jis iš to gyveno.
Ir jis buvo, sakoma apie jį, kad jis buvo labai punktualus žmogus. Jis viską darė suplanuotų laikų ir visada laikėsi savo, taip sakant, grafiko. Jis niekada niekur nevėlavo, kaip pasakė, tada ir ateidavo. Ir vieną kartą jis taiga pavėlavo į laivą, kuris turėjo išplaukti. Ir jis pagalvojo, nu, pavėlavau, tada ką padarysi. Ir paskui po kažkiek laiko išgirdo, kad tas laivas nuskendo. Atsitiktinumas, ar kas čia? Dievo apvaizda. Aš skaitau Dievo apvaizdą. Šventas Augustinas visada eidavo namo vienu keliu. Vieną dieną jis pakeitė kelią ir kažkodėl nusprendė eiti kitų kelių, apeiti tiesiog. Bet tą naktį, tame kelyje, susitiko būrys žmonių, kurie norėjo nužudyti būtent jį. Jie turėjo kažkokį pyktį ir norėjo nužudyti būtent tą naktį. Ir būtent tą naktį jis nieko nežinodamas apėjo tą kelią, ėjo kitų kelių. Labas valia. Pastorius, vienas anglų pastorius, kurio pavardė labai mums gerai žinoma, bet ne dėl to, kad jis pastorius, o dėl pačios pavardės. Jo pavardė buvo Mr. Dodd. Jis vieną naktį negalėjo užmigti ir galvojo apie vieną narį, kuris ilgai nepasirodydavo pamaldose, neateidavo bažnyčią. Jis galvojo, kas atsitiko jam, gal kažkas atsitiko, gal jam reikia pagalbos, gal jis serga, gal kas. Ir vieną naktį tikrai jis tiesiog negalėjo užmigti, tiesiog gulėjo ir kankinosi. Ir jis paklausė savo žmonos, gal man nueiti pas tą žmogų naktį, įsivaizduokit. Žmona pasakė, aišku, palauk ryto, gal, kam tau naktį eiti. Bet ir kaip mes galim pagalvoti, jis nuėjo tą namą tą naktį ir pamatė jis stovint ant kėdės, jau sukilpa ant galvos, jau norėjo jis pasikarti. Jeigu jis nebūtų, arba pavėlavęs būtų ten 3 minutės, tas žmogus buvo pražuvęs, miręs. Reformatorius Bernardas Gilpinas. Aš nežinau, kas jis toks yra, kas čia per žmogus, bet jis labai mylėjo Dievą, čia faktas. Ir jis cituodavo tą eilutę iš Romiečių 8:28. Jis sakė, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Pastoviai sakė tą eilutę. Ir jo priešai, kadangi jis buvo reformatorius, o tada buvo karas tarp katalikų reformatorių, ta prasme, Martino Liuterio pasiekėjo ir katalikų, ir jie, istorija sako, kad žudė vieni kitus ir kariavo, bet būtent jis mylėjo Dievą ir sakė tą eilutę, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Ir vieną kartą jį pagavo ir norėjo nubausti mirtimi. Vedė jau į tą vietą, kur jis turėjo būti nužudytas. Nežinau, kokiu būdu nužudytas, bet, ta prasme, jam reikėjo pačiam nueiti tą vietą. Ir einant į tą vietą, jis staiga nukrito ir sulūžo jam koją. Lūžo koją. Žmonės pagalvojo, kad, ką mes dabar nešim ant rankų ir žudysim, reikia, kad jis pats nueitų, ten atsistotų, visi pažiūrėtų jį, ten koks jis negeras ir tada nužudytų. Todėl reikia palaukti truputį. Ir kol jis laukė, kol koja užgis, karalienė Meri, tada karaliaudavo Meri, buvo mirė, jinai mirė. Ir atėjo karalienė Elizabet, kuri dar kartą peržiūrėjo, jo bylą ir nusprendė paleisti jį. Irgi galima pasakyti, kad čia tiesiog atsitiktinumas, kad jis nuėjo, nukrito ir sulaužė savo koją, bet iš tikrųjų Dievas padarė taip, kaip ir pažadėjo, tai yra apaštalo Paulio, kad jis padarė geriausia tiems, kurie myli jo. Neatsimenu dabar vardo irgi, nes sustojau specialiai pasižiūrėti, kas padarė tą skulptūrą autoportretą, nuostabią skulptūrą autoportretą, kur mes matom kiekvieną kartą. Čia ateina Žiogas, jo. Algimantas, neatsimenu. Žodžiu, buvo toks žmogus, bet buvo dar vienas žmogus, kuris irgi padarė skulptūrą Žiogą. Ir pastatas yra ofiso pastatas Londone.
ten yra didžiulis žiogas ant to pastato. Živilė, kai važiuosi, būtinai nufotkink. Kodėl žiogas? Labai įdomu, kodėl žiogas. Aš nežinau, kodėl žiogas čia. Sakoma, kad tai yra autoportretas, aš nemanau, kad žiogas pats yra nupiešė, bet Londone yra pastatas, kur yra žiogas ir tas žiogas simbolizuoja vieną istoriją iš pastato architekto, arba nežinau, ar jis architektas, ar tas, kuris pastatė tą pastatą, ar suprojektavo, ar pastatė, aš nežinau, ar darbų vykdytojas. Bet istorija buvo tokia, kad kai jis buvo mažas kūdikis, kai mama jį pagimdė, jinai tiesiog išmetė jį į lauką. Ir jis gulėjo ten ir turbūt mirtų, jeigu niekas neatsitiktų. Bet Dievas surado ir jį. O kaip surado, vienas mažas berniukas tiesiog ėjo su draugais ir išgirdo, kaip garsiai gieda žiogas. Ar galima tai pasakyti? Svirbia. Svirbia. Kaip garsiai, žodžiu, išgirdo žiogo garsą, labai garsų. Ir jis nuėjo pažiūrėti, kas ten, per žiogas toks. Ir kai jis prisiartino, jis pamatė kūdikį, kuris guli, be nieko. Ir jis, aišku, pasakė mamai, ar tam kažkam atvedė ir tas žmogus buvo išgelbėtas. Vėliau jis sukonstravo tą pastatą ir ant pastato grožisi dabar žiogas. Irgi puikus pavyzdys Dievo apvaizdos. Taigi, viskas veikia pagal Dievo planą. Atsitiktinumų nėra. Yra Dievo planas. Kaip lietuviškai bus tos skerdinių naktis? Varfolomėjevo noč. Naktis? Kur buvo skerdinės, kur masiškai žudė žmonės, kur kraujas liejasi upėmis. Ir vėlgi čia paskutinė istorija. Vienas tarnautojas, kai bandė pasislėpti nuo savo persekėtojo, tada per skerdinių naktį jis įlindo į krosnį. Ir staiga, jis uždarė durelį ir staiga iš kažkur neatėjo, neatšliužė, bet pasirodė voras. Ir voras savo voratinklių apvilko, aptemdė krosnės durys, ta prasme, durelės. Ir žmonės, kurie pamatė, kad ta krosnė sena ir kad ten tikrai nieko nėra, jie net neieškojo. O iš tikrųjų ten buvo žmogus, kuris pasislėpė ir tikrai būtų nužudytas. Irgi, kas atsiuntė tą vorą ir kodėl būtent tų metų? Aš manau, tas, kas ir atsiuntė Jėzų į šią žemę, kas daro geriausia, mylintis jo. Taigi, paskutinis mano sakinys būtų, kad Dievas suplanavo viską, jis yra visko šeimininkas ir jis visada daro gerą mylintiems jį. Taigi, mylėkime viešpatį ir žinokime, kad galbūt mes nematome rytojaus dienos, mes nematome pasiekmių, mes nematome, kas bus iš to, ką mes dabar darom, mes nematome kažkokių smulkių detalių, mes negalvojame apie plaukus, dauguma žmonių negalvoja, bet Dievas apie tai galvoja ir rūpinasi, nes jis iš tikrųjų mus myli ir jis suplanavo viską taip, kaip jam geriausiai ir nereikia prieštarauti jo valiai, o mūsų noras reikia pritaikyti prie jo valios ir tada bus iš tikrųjų geriausia, mylintiems Dievą. Gal gali išjungti garsą, nes aidas. Aš išjungiau ten atsidėjimas. Šitą kompą. Jo, aš buvau išjungęs. Kas ten toks? Tikrai išjungtas? Ne, jisai neišjungtas. Nesupranti per šitą kompą geriau. Jo, tai prasme, čia buvo atidaryta kortelė, kuri transliavo, ta prasme, čia transliavo ir kartu dar